Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjų TV ir šiandien pagaminsime moliūgų sriubą. Tai receptas, kurį tikiuosi įtrauksite į savo šeimos receptų albumą ir dažnai gaminsit. Mums reikės moliūgo, aišku, nereikia tokio didelio, nes visą armiją gal šiandien nemaitinsite. Tada reikės šviežių morkų, apelsino, kietojo ir fermentinio sūrio, sviesto, svogūnų, grietinėlės, česnako, čili pipirų ir pateiksime su bagete. O pradėsime nuo to, kad susmulkiname česnaką. Tada svogūną. Kadangi viską kepinsime ir po to malsim, tai labai nesistenkit gražiai supjaustyt. Moliūgą pjaustome kubeliais, tokiais irgi pakankamai dideliais. Morką griežinėliais. Taip, ir visas daržoves dabar pakepinsime keptuvėje. Pilame porą šaukštų alyvuogių aliejaus, dedame svogūnus, morkas. Taip, tuo metu, kol kepa svogūnas ir morkos, pasismulkinam truputį šiek tiek čili pipirų. Man visą laiką norisi, kad moliūgų sriuba būtų šiek tiek aštri. Irgi dedame keptuvę. Dedame mūsų moliūgą. Ir taip pat pakeliame. Dabar sudedame sviesto ir česnaką. Pasūdame ir papiriname. O dabar mūsų šios visus kepinius dėsime į jau paruoštą sultinį. Galite naudoti daržovių arba vištienos. Ir verdame, kol suminkštės. Mūsų sriuba jau paruošta, beliko ją sutrinti. Išjungiame dujas ir sumalam. Tai beliko porą ingredientų dar įdėt. Tai yra fermentinio sūrio. Tiesiog palaužom. Tada supilame grietinėlės. Ir viską gerai dar kartą išplakame iki užvirimo. Štai mūsų sriuba beveik paruošta. Paskutinis akcentėlis tai yra apelsino žievelė. Vos įtarkuojame jos, kad poskonį duotų. Viskas tiršta, skani, kvepianti apelsinais, moliūgų sriuba paruošta. Dabar beliko ją paserviruoti. Aš esu pasiruošęs stiklines. Tikiu, kad šita sriuba patiks tiek jūsų vaikam, tiek jūsų draugams. Jie galite pateikti su skrebučiais, aš juos paskrūdinau tiesiog ant sausos keptuvės, arba galite orkaitėje jos paskrūdinti. Štai. Skrebučių padedame šalia. Truputį užbarstome dar kietuoju sūriu. Papuošiame žalumynais. Puikiai tiks čiobrelis. Štai dar keli potėpiai grietinėle ir mūsų sriuba yra paruošta. Tai ką, bičiuliai, aš tikiuosi, kad maistas ir toliau jūs vienys jūsų draugus, jūsų šeimą ir drauge galėsime atrasti naujus produktus ir naujus receptus. Iki pasimatymo kitoje laidoje.